Sveiki. Buvo žmonės prašė, kad padaryti pamoką, kaip sulėti foną, sublurinti foną ir kad pasiliktų tas pagrindinis objektas ryškus. Kadangi pamoka gan tokia būtų per daug paprasta, tiesiog pasirinkti pagrindinį objektą ir sublurinti foną, tai dar pridėsiu prie to pačio pamoką, kaip naudotis pen tool, kaip būtent selectinti ir tą vektorių daryti pagal ten ar apriestą ar panašiai. Tai vienu žodžiu, dabar nebe lasso tool naudosiu, nes lasso tool mano atveju geriausia, kai tokius nedidelius objektus, tarkim, va čia ateini, tarkim, tą prūkštuką įsikirpti. Ir išsikirpis taigi ir tau nereikia nieko spausti ir greit iškart selektina. O kai būna dideli objektai ir daug taškų paspaudimo, tai gali vieną momentą netyčia paspausti ir tau viskas susigadins, nes, pavyzdžiui, vidury paspausi, tai liniją nubrėž ir viskas. Ir labai blogai gausis. Tai va, pradžiai pasimam pen toolą, arba raidę paspaudžiam ir pradedam selektinti. Pradėjus vieną tašką, galima kitų taškų užlaikyti pelės mygtuką ir tempti viršų ir padaryti liniją riestą pagal sparną. Taip. Toliau, pavyzdžiui, padedam čia į kampą, kur baigės tas sluoksnis, vėl tempiam ir gaunasi gražiai. Va čia, jeigu padėsim šitą, toliau brėšim, mums tiesiai nesibrėžia. Grįžta atgal su CTRL Z ir kadangi nesibrėžia, nes yra tokios dvi juostos, galima jas keisti su CTRL mygtuku, keičiasi abi dvi, o su Alt mygtuku, paspaudus Alt mygtuką, keičiasi tik viena. Yra ta kryptis. Tai aš padarysiu kryptį tiesiai pagal tą babą ir toks čia kaip kampo užlaužimas gaunasi ir paspaudžiu va tolyn. Ir man gražiai va toliau selektinas. Tai va aš toliau galiu va brėžti va tokias linijas. Ir taip va. Dar yra vienas būdas, kaip pavyzdžiui, toks kaip kampo užriestumas gaunasi. Iškai patiesinsiu. Tuoj parodysiu. O aš biškai nugribau, jau pavyzdžiui su lasso tool arba su kokiu kitu jau nebegalėtum grįžti veidrodėlį. Tai va, pavyzdžiui, gali net sėdėti čia va ir padėti per vidurį arba per šonę, kur nors nesvarbu pliusiuką ir su CTRL mygtuku gali net pareguliuoti. O tą visą kampą. Ir toliau važiuojant tau nieks nepersikreipia. Bet jeigu nori, gali iš karto užlaikyti. Čiop. Taip va. Taip va. Taip va. Ir va labai gražiai gaunasi. Čia su Alt vėl patikslinam, kad mums čia nenupjautų labai grybo. Tai va. Aš visos pamokos kaip visą mašiną selektinsiu, nes va tiek laiko užtrunka pusę mašinos paselektinti. Aš tiesiog sustabdysiu video ir po to pratęsim. Tai va, jau baiginėjau selektinti. Ir galėsim sudėti foną. Ir va, spaudžiame su pen toolu, pasirinkę dešinę, make selection. Tai žinau, labai kampai nėra aštrus, ta prasme, nei plaukai, nei kas, nei paprasta kampuot mašiną, tai užtenka tik tas vieno. Bent pasirinkime. Tai turbūt einam, pasirink kažkokį ten selecting toolą, kad spaus dešinę iš karto ir layer via copy spaust. Ir va, turim iškirptą mašiną. Čia man ratas labai sunkiai matosi, tai aš bet kaip iškirpau, vis tiek sulėsim foną, bet nesimatys.
Čia nuo nuotraukos kokybės priklauso. Tai tiesiog va mašina, kad ant viršus būtų iškirpta sluoksnis. Ir galima tiesiog dar vieną sluoksnį tokį patį pasidaryti, nes aš dar vieną tokį padarysiu, parodysiu dalyką. Ir va tiesiog viršutinį tą vidurinį sluoksnį, antras sluoksnis, čia nepervadinti, spaudžiame filter blur, gausim blur ir tiesiog galima sulėti foną, tarkim, nusulėjam kokius 10, ne, 12,7, spaudžiame OK. Galimas dar toks dalykas, kad pasimt galima meską, uždėti ant vidurinio ir pasimt juodą teptuką. Aš pasimsiu kokį nors šiek tiek 50% matomumą ir pasirinksiu biškį didesnį teptuką su laužtiniu skliaustu, kaip uždaryti. Ir tiesiog kuo tolesnį foną suliesiu, o arčiau, kad va taip ir atrodo, arčiau va biškį aptrinsiu. Pamažinsiu, gal čia dar biškį paliksiu. Čia nuo teptuko matomų priklauso. Ir matosi, kas ten užlieta. Aišku, va, kas ten už nugaros jau sulieta, o kas arčiau jau matosi, kad jau gerai. O matosi tas juodumas čia, va, kad visas nutrintas, tas visas bluras. Matosi, va, pavyzdžiui, jeigu nebūtų to viso, va taip ir būtų. O jeigu atidarom, aktyvuojam, tai va visą tą apatinę sluoksnį rodo, kad nėra. Tas pats kaip su trintuku ištrint, tik va čia galima paspaudus X sukeisti spalvas ir čia toliau dar pablurinti, jeigu netinka. Tai va tiesiog va paspaudus vėl X juodą, čia va taip gražiai darai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti subscribe mygtuko ir like mygtuko ir pakomentuoti, kokios sekančios pamokos norite. Iki, gero naudojimo!